Šausim į Dieveniškių kilpą. Bet toks geras. Pradėjom važiuoti, jau padangos remontas. Šalčiai. Reikia pasakyti kažką budėtojo, kad jūs padėtų kažką. Nu, žinosim kitą kartą. Įdėjau naują kamerą. Kažką turiu pagavęs. Kamerą? Jo, ir net nespėjau užsitublinti. Įsidėk į kamerą, būna kamerinio to, aš turiu. Ne čia, žiūrėkite. Aš norėjau įpilti, ventilis neišsukamas. Aina, šik, tai aš jau dabar pravargsiu. Kamera ventilis neišsukamas? Jo. Būna tokia. Ir dar specialiai Decathlone nusipirkau naują kamerą. Iškart persimantau, galvo, viskas bus ore. Aš turiu. Fuck. Papompinsim. Papompinsim, bet jeigu čia taip greit leidžia. Ne pompas, žinai. Aha. Vos tik pradėjom važiuoti, jau padangos remontas. Sugebėk tu man su nauja kamera įvažiuojant į traukinį pasigauti spyglį. Filmuoju, va, Karolis iš karto rado. Darom chirurginę operaciją. Su kažkuo gerai privaluot. Jo. Kad ir ant grindų. O kitaip nesigana, jeigu kaip piblėse darai. Mes iš Jūnuse. Atrodo, ratas neišleido. Sveikas, Edgaras. Andrei. Malonu. Dar vardų paklausti. Šausim į Dieveniškių kilpą. Ten tyrinėsim, važinėsim, braidysim, nežinau, koje. Aš stengiuosi nevažiuoti ten, kur važiavęs. Šiek tiek užklupo lietus. Nuvažiavom 35 kilų šiandien. Užklupo lietus. Biškį sulijom. Taip, kiaurai. Palapiniai irgi turiu biškį vandens nuo daiktų. Nežinau, matos kažkiek tais. Viskas šlapia. Įsidžiovint be šansų. Taip, kad rytoj atsikėlus teks rengti šlapius rūbus. Gerai, kad nuo lietus turėjau švarkelį, tai prakaitinukė sausa, dar maudymusi šortai, sausos kojinės, miegojimai bus gerai. Bet rytoj teks mautis vėl šlapius šortus, maikę, pirštinės ir lysti šlapius batus. Nelabai smagu, bet ką darysim. Tai kaip pirma naktis? Normaliai, labai graži vieta, yra visi tugumai, netgi kempingai. Verdantis vanduo apvirto Oi, blemba. rankos. Tai važiuosiu į ligoninę dabar. Jo, būtinai. Jo, tai čia nuvyks, čia už kilometrą. Labas rytas, nu. Nesidėti, ne kremų. Ne, Bet filmuoju. Tai taip filmuoju, be Ai, makiažo. Tikrą vaizdą, žinai. Nepagražinta? Ne, nepagražinta. Pažiūrim, kaip hebra miega. Oi, blemba, jie čia karališkai, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, blemba. Čia mes varguoliai palapinėse. Gera. Tai čia kaip mamos iščiasi įsitaisęs. Čia ar buvo tarnas, kur supa? Vėjas nemokamai. Vėjas nemokamai. Rūbus įsidžiovau irgi, kad biškį atvėję prapūstum. Vakar gavom gerai lietaus, dabar prasidžiovinsim, pusryčiausim, kas nevalgė, susipakuojam ir kur toliau į Dieveniškės, ne? Ja, ir toliau Dieveniškės, o už Dieveniškių kur minsim? Apsisuksim, paskui jau tada grįšim į Vilnių. Bet tai ne šiandien. Tai ten... Ne šiandien, rytoj grįžinės. Rytoj. O nakvynė šiandien kur? Ten kilpoj. Ai, kilpoj nakvosim. Ok, nes aš maršruto neanalizavau, tai vienur. Jo. O, zdarov, hebrytė. Merginai padės perkelti. Opa. Taip. Jo. Va šitaip.
Ne, aš persi. Nėra sunku. Jausmas geras. Pradžio atrodo prilėti kaip ir nieko, tada opa. Jo, realiai taip. Pėpės. Kur buvai? Pėpėse. Andrėjai, tavo ranka. Aš šiaip paracetamolį išgeriu, dabar neskauda, bet po to vėl pradės, tai reikės vėl išgerti. Bet kol kas normaliai, važiuosiu toliau tikrai iki galo. Dieveniškis nuo Dievo. O žinot tokią legendą, kodėl būtent ta kilpa tokia atsirado? Jo, aš žinau kažkokią, mačiau internete, rašė, kad kažkas susijęs su Stalino pypkė, teisingai? Taip. Jo, bet jo, ir kas ten toliau buvo? Legenda tipo byloja taip, kad kai vyko sienų braižymas, ant žemėlapio gulėjo Stalino pypkė ir niekas nedrįso jos pajudinti ir kai brėžė Lietuvos kontūrą, tiesiog apibrėžė tą pypkę ir nubrėžė toliau. Tai nežinau, kiek tame tiesos, bet kai sako, legendos legendom, bet kiekvienas mitas turi kažkokią tai dalelę tiesos. Tai kas, naujas komandos narys? Julius, malonu. Prieš atvažiuojant pagavo zuikį. Trumpai apie istoriją, kas nutiko. Dumblinas kelias, įklimpau biškį ir išsimaudžiau vienoj pusėj. Smagiai. Biškį žymių yra, bet... Varom. Biruliškių, birutiškių kažkokių piliakalnis. Tai va, takas eina per jį. Reikia čia pravažiuoti ir paskui užsinešim. Jau hebra viršui. Laukiam dar vieno komandos nario, Juliaus. Va, važiuoja prieki manęs. O, jau buksuojam. Opa. Opa. Lipsi laiptais? Bliamo, galvoju, gal reikia užsistumti. Gerai, aš bandau. Op, op, op. Nu jo, kaip jie priekinių stabdžių, tai drąsiai. Kol kas visus geriausius kadrus praleidau. Jo, va. Finally, turim kadrą. O, supratau. Jis tau padarys, išvirsti kebabą. Tenais kebabinė? Jis tau pats išvirsti kebabą. Blemba, šokoladuką nori? Ne, nenoriu. Nenori, tai tada viskas, neturiu daugiau ką pasiūlyti. Kujo мне. Poliukė? Nealkoholinio alaus. Ne, alkoholį. Va, matai jau numerį žmogus, 40 metų žmogeliui pylė. Nedaėjo iki centro į kalną. Būti pylėkas alaus būtų daėjęs. Ne, jeigu būtų buvę namie pas jį, Aha. porą čerkių pysės, jį būtų daėjęs. Va, į numerį Andriukas. Vis da, gaila Andriukas. Blemba. Hebra išgeriam už Andriuką. Tararara. Ką pirksi? Renginį turit? Viską turim. Keičiam šitą. Svarbu rankas turim. Sudėlo kaladės. Pilnai? Per 5 kilų. Daugokai lieti. Ne, prasitrys, bet esmė, kad tiesiog žinai... Kaip vakar jam užklydė. Kaip buvo užklydinta, tai čia žinau. Čia tikrai pilne. Čia nebent gali paspausti. Kaip reikia vondrelį. Bandom užpildyti nevažiuotus kelius. Na, čia keista, kad namai stovi. Rastinis dar vis. Į šitą bokštą kažkada nepavyko man įlipti. Pusiaukeliai surakino aukščio baimę ir nebeužlipau. Tai turiu šį kartą nugalėti tai ir pasiekti patį viršų. Pavyko. Užlipau, paskutinį kartą pabūgau čia lipti. Ką jūs, jaunuoliai? Kaip ten apačioj?
Jo, jūs jau sviruoja. Normaliai sviruoja. Man jau gal leistis, jums vietą užleisti. Nu ką, leidžiame, paliekam miegutį. O, dar kažkas pareiks. Pademonstruos štai tokį prožektoriuką, signalizaciją. Ir jeigu... O, dieve. Fainiai. Visko čia pas jūs yra? Po biškį. Viskas saugut. O, aš paimsiu. Šaltas? O, ne. Ne? Kodėl? Nedirba. Nedirba, sugedo. Taip, gal labai šiltas? Ta? Jo. O jeigu vopa? Jo, kol išsirinksim, vo biškį ir šaldysim. Gerai. Gana? Nežinau, ar daugiau kas norės. Ne? Aš ne. Kaip laiko mašinui. Geras. O čia kaip orkaitė šitas viršus, ne? Čia dar galima kažką kepti, tipo? Kas ledų? O kas ne? Čiagi buvo atsukamas buvo, aš sakau. Numečiau šuniui dešros gabaliuką, tai šuo neėdė. Nu, aš valgau. Nedaug, dar kokie 3. Čia kažkas. Iš Deveniškių? Iš Deveniškių, Aha. iš Grybiškių kaimo. Iš kurio? Grybiškių. Grybiškių, supratau. Ir čia amuletas yra apie... Čia yra amuletas, šitoj pusėje yra baltų ženklas, Aha. tai yra apsauga nuo negerųjų dvasių, Taip. laumių. Šalta rūgštynių sriuba. Šalta rūgštynės surinktos mūsų, kaip yra, šviežių dar net. Ir jūs vardu esate? Elena. Tai va, ponė Ele. Žodžiu, ragaujam šaltą rūgštynių sriubą. Geras. Panašiai kaip šaltibaršiai. Maniau, kad kaulai. Tyrinėjam pelėdas. Ką valgo pelėdas? Va, ką jis po to padaro. Tai yra pelėdų atrajus. Tai yra, Atrajus. Taip, Biškį šviesa. nesuvirškintas kailis ir kaulai. Geras. Ir tada mes jas galim tyrinėti. Va, iškonstruojam ir tada randam visokiausių Iš kauliukų. Vingio parko ar dar Taip, Geras. šita viena iš Vingio parko. Geras. O jūs būsit? Mes būsim iš Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos viešųjų ryšių specialistė. Vardas? Eglė, kuri atsakinga už vaikų edukacijas. Super. Turim mokomasias korteles, kuriuose yra 20 Lietuvos paukščių, dažniausiai besilankančių prie lesyklų, o visa parama eina plėšriųjų paukščių tyrimams ir jų lizdų statymui. Anot Karolio gersim žemės sultis. Sibiras yra. Reikia pažiūrėti, ar nėra gyvuliukų. Įkritusių. A, čia vanduo gerimo šuldiniai? O, viskas. Ką tik patikrinom. Koinis patas kalabras. Versk. Pabiškai. Versk. Kas susidarė? O, Gražiausias. Dar į batą pripilk. tai galiu ir kelnes pripilti, jeigu nori. Gali. Okay. Vienas. Vieta šalia sienos. Taip atrodo. Sekės mintį vienai, trumpai. Gerai? Nebuvo nuobodu? Ne, mačiau lapę, biškį, dar kažką. Tai žinau, kad reikia, mums irgi reikia, žiūrėk. Turiu metalais, piam, žiūrėk, eurą turiu. Bet dviračius pasaugus. Dar eurą reikia, blėt, nu. Ačiū bent pasakytum. Ačiū. Stasys. Edgaras. Malonus Stasy. Paganėla- Išleisk naudingai. Va, dar bičiulis sakė, eurą duos. Paganėla kieša.
Nesuprantu, lietuviškai tik. Kaip tai sakys? Aš Zarasuose sėdėjau Aha. 2 mėnesiai. Oi, muidukas dar net nepraimta, žiūrėkit, šviežias. Naujas kempingas. Vėl Nature Hike klubas. Mano, Luko. Čia irgi Juliaus. Pas tave irgi Nature Hike'as? Ne, pas tave ne Nature Hike'as. Ten va. Va, sakau, kažkur 4 turi būti. Chebra su hamakais. Statosi savo namelius. Visai puikiai sistema. Jisai iš apačios šildo. Kadangi jisai iš apačios, tai tu gulėdamas jo pasavim nesuploji. O pavyzdžiui, jeigu kilimėlį papačią dėtis jau nesąmonė. Galima, tikrai galima, bet blogiau nebus. Ne, tai galima. Štai dar vienas hamakininkas. Džiauna savo setupą. Kaip jums sekasi? Kaip jums šiandien diena praėjo? Galite trumpai papasakoti? Mešlungis traukė važiuojant. Aha. Ir praktiškai kalną, žinai. Taip. Mint negali, sustoti nežinai, nemint negali. Tai taip, žinai, bet paskui. Tai Karoli, kaip šiandien diena praėjo? Gerai, turiningai, su maloniais surprizais. Aha. Kokie tie surprizai buvo? Tai tagi, gamtos šventę radom. Netyčia visai niekam nežinomai. Pataisėm stabdžius tau. Taip. Šiek tiek. Čia tai balnelį pataisėm. Čia yra kosmosas. Ja, nu ir daugiau kažkokių prakolų dar kažko neturėjom. Problemų nebuvo visi. Tai Lukai, ką galit papasakoti? Graži diena. Truputį gerklę skauda, nežinau iš kur, turbūt nuo viso to grožio. Įsižiojęs važiavai. Jo, galbūt įsižiojęs. Rijo gamtos grožį ir tą gerumą visą. Turim bomžpakis. Tai čia tradicinis bikepackerių maistas, čia nieko naujo. Tai dar trumpai kaip. Kad kažkaip buvo daug tiesiog tų momentų. Buvo daug tiesiog tų momentų, kada tu važiuoji ir tu esi šią akimirką, žinai. Tu esi šią akimirką, apsidairai, žinai, rieda gerai, geras oras, gera kompanija ir taip, tiesiog pasižiūri, Lietuva graži ir toks paima, žinai, aš gyvenu, žinai, geriausią savo dieną. Okay. Labas Martyna. Trumpai papasakok, tai kaip tavo diena šiandien praėjo? Gerai, daug žvyro, nors ir daugiau asfalto bandžiau imti. Kiek girdėjau, susukai beveik tą patį. Ne, ir nedaug. 94. O mes susukom 115. Tai sąlyginai nedaug. Kokie momentai, kur gražiausias vietos buvo? Kas labiausiai paliko įspūdį? O net nežinau. Nepasakysiu šiaip. Bet šiaip pirmą kartą Dieveniškių kilpoj? Jo, šiaip pirmą kartą. Tomai, tradicinis klausimas kaip ir visų. Kaip tau prabėgo šitą dieną ir kokį įspūdį paliko Dieveniškių kilpa? Labai gerai. Pirma dienos pusė. Aha. Gavosi ir dabar labai blogai. Kodėl? Todėl, kad pilvą suka. Ai, tai čia. Ne tas valgius turbūt. O šiaip tai gražu. Kas paliko tokį? Kaimai turbūt. Tie gatviniai kaimai? Miškų dar pasienio gal. Dar ruožai visai. Tokie kur. Turai, sveikas. Kaip vanduo? Tai kaip tradiciškai kaip ir visų klausiau. Kaip praėjo diena ir kas labiausiai įsiminė
Ir aš pirmą kartą Dieveniškių kilpai. Na, aš taip pat. Pirmas iki taip įsiminė, kas išeina. Pompa. Kas taip? Pompa. Pompa? Nu. Kokie? Nu, tiesiog jėgos pasibaigė. Ai, supratau. Juliau, trumpai, standartiškai per visų. Kas įsiminė, ar pirmą kartą Dieveniškių kilpui ir kaip praėjo bendrai visą tavo diena? Pirmą kartą. Viskas labai fainai, geri keliukai, mažai tarkos. Diena gera, prasidėjo nuo išsimaudimo dumbluotą baloje, bet išsiplavau, nusivaliau. Aš užfiksavau, tai pabandysiu pridėti tą momentą. Nu, ne momentą, kai krito, bet kaip atrodė. Kai dulkės pakeli nuo... Tai o kas labiausiai patiko šitoj kilpai? Iš kraštovaizdžio ar... Ai, tai ir gamta faina, ir kaimelius smagu pažiūrėti, tai nežinau. Fainas Lietuvos ir kaimelių, ir miškų, ir žvyrkelių miksas. Puikiai. Tai Andrėjai pasako. Nu tai va, ką... Kaip praėjo tavo diena? Šiaip gerai praėjo, jo atsikėliau, spėjau nuvažiuoti į ligoninę, sutvarkė mano tam ranką. Po to, kadangi turėjau tikslą nuvažiuoti iki Norviliškių ir aplankyti kapines, tai, ką pasakysiu, kad nuvažiavau, aplankiau ir pastebėjau, kad jaučiuosi nelabai gerai, nes galbūt temperatūra pakilo, nes buvo toks jausmas, kad važiuoju, kaip ir beveik miegu važiuodamas. Tai dar išgeriu tablečių, kažkaip pagerėjo, bet dabar jau toks atsipalaidavęs, tai manau, kad rytoj pasuksiu Hebrai, kad su mano mašina atvyktų ir pasimtų. Ir pasimtų tave, ne? Jo, nes aš nelabai tikiu, kad galėsiu pravažiuoti iki Vilnių asmeniškai į tą šventę, nes pavyko man nusipirkti mano žmonai suvenyrą, kurį visada norėjo. Mes su žmona mėgstam birdwashing, čia paukščių stebėjimą. Ten buvo toks vienas medalionas, kurį visada norėjo. Aš nežinau, kaip lietuviškai vadinasi ta paukštis, bet... Sakyk, kaip žinai. Ne rusiškai, aš žinau kaip angliškai. Kut vadinasi. Mūsų organizatorius Karolis. Šefas. Dar ir šefas pasirodo. Ruošia mini grilių. Ir mes turėsim šašlų. Nieko. Tai kol nebuvau jungęs kameros, Karolis suformavo štai tokį dubenėlį iš folijos. Labai čia. Kaip amatų mokyklai. Amatų mokyklai. Nu, ir toliau bus, dabar žiūrim, ką jis dabar daro. Dabar ima kiaušą. Kiaušą. Jo, dabar galvoju peilį. Turim. Visus domina, kas čia bus dabar. Kalam su šaukštu per kiaušą ir mušam į tą dubenėlį. Ja. Okay. Šitaip, tada šaukštą pasidedam į šoną ir dedam šoninę. Dedam, ką jau čia va, įsimirkom šoninę. Jeigu reikia kokių pipiriukų. Ką turit įsidėję, viskas tinka. Va, yra prieskonių, čia druska, pipirai ir provansų žolelės. Nu, tai čia labai netgi prašmatniai, aš galiu pasakyti. Nes jeigu provanso žolės, tai čia yra... Jo, rinko ten pievą, aš mačiau, sakystinė. Ir tai, kas prikybo, tą nukrapšė, ne? Sako žolelių? Sako, gal žolelių dabar? Tai truputį, okei. Piriuko, lengvai žolelių. Šitas, ne, kur tokiais plonais lapeliais auga, ne? Ne, nu jo, tokiais plonais parduotuviai. Jo. Oi, geras. Saltelės kvapas. Jo, toks saltelės. Bazilikai, raudonėliai, mairūnai, rozmarinai. Jo, jie taip ir vadinasi. Jo, mes taip ir turėjom tą omeny. Bazilikai, raudonėliai. Mairūnai. Va, truputį šito. Nori, va, medų turiu, galiu pagardinti. Ne. Ir šiek tiek dar sūrio. Jūs įsivaizduot, ir mes baigtekinam. Ir čia žiūrėkit, kiek yra norinčių ir laukiančių. Va, tiek jau dubenėlių prišaudyta. O, ten jau po biškį balsuoja. Ten irgi. Skonis tikrai įspūdingas. Jo, aišku. Kokie atsiliepimai apie kiaušinienę?
Ai, dar neragavai? Aš tai jau paragavau. Kvepia. Kvepia tai, ta prasme, Provanso žolelėm. Nu, namie prašiau. Jo. kvepia. Daug nepilk, aišku. Delenai tai nieko baisaus, alaus gaila. Daugiau nenusipirksiu. Labas rytas. Sekmadienis. 3 diena. 7 ryto. Laikas keltis. Nes 9 val. Rodo lietų. Visi vakar nusprendėm, kad reikia iki to laiko išsineždinti. Nes turbūt suprantat, kad pakuotis per lietų nėra faina. Todėl kylam. Labas rytas. Labas rytas, Andrėjai. Labas rytas. Štai būna ir taip tenka miegoti. Ir tai nėra labai blogas variantas, kiek žinau, ne? Jau, čia mano 3 kartas taip, ant stalo. Tai va. O, ir džiūsta viskas. Tai va, Karolis turi susikonstravęs savo individualią kabinimo sistemą. Ir ji visai puikiai atrodo. Gale propileno, polipropileno. Ok. Reiškia, išpjauta yra juosta, ar ne? Jo. Tada sudėti dirželiai. Čia paminkštinimas dar. Čia šiaip, kad Jo. sėdėti, netrinčiau. Čia iš kur panaudojai šitą? Kažkurios pakuotės kažko. Ai, supratau, jo, čia tokie geri dalykai. Ir jinai, bravo, puikiai kabo. Kiek mačiau, važiuoja. Visiškai nesiruoja, netabaluoja. Tai padaryta išties liuksiškai. Ir maišą naudoja tiesiog iš Decatlono. O, monkey. Wild monkey? Ok, būsiu wild monkey. Karboninis stripelis. Irgi. Aha, o spaceris iš ko čia darai? Iš kažkokios gumos čia matau. Ne, čia irgi toks, bet tos kietesnės putos tokios tos EVA. Aha. Ir buvo prie kažkurio dalyko. Ai, čia man atrodo kažkoks kaip adapteris šitos saddlebago tam aero sėdinkočiui. Mhm. Aš jį persipjėviau į 4 dalis ir taip susikonstravau. Ok, o dirželiai? Šitie? Jo. Iš kur? Paskui čia šitie volė. Jos būna atskirai pirkti. Mhm. Viskas, nieko čia daugiau nėra. O šitą jau pats siuvai? Aš radau tą nusipirkti tokį. Aha. Man kažkokio reikėjo, tipo, va, tos Tos atramos, supratau. Žiūriu, opa, pagal... Ai, čia matau irgi nuo ratų pakavimo šitų problemų jau. Jo, čia ortlybo šitie. Ai, ortlybo. Nes kai dviratį perki būna prie dviračių irgi labai panašių. Jos irgi galima persipjaustyti, kaip ten patogu ir pasinaudoti. Ir viskas. Paprastai. Ir kiek svorio sutaupei įsigai? Kitas įkis susimokėsi dar, o ne už tai. Viršuoja, ne? Nu? Jo, žaliukas tikrai gražus. Reikia vertinti tai, kad ką... Atvarėm į turgelius. Va, stovim vėl purvini, šlapi, ką tik lietus išmaudė. Toks geras. Bet pagaliau baigėsi ir saulė išlindo, kas ir džiugina, nes buvo temperatūra nukritusi iki 11 laipsnių, tai buvo ne tik šlapia, bet ir šalta. Pakils temperatūra, padžiuvins, liko dar 5 kg iki Vilniaus, einasi gerai. Mano stabdžiai vėl dyla, vos tik gavo lietaus ir purvo, priekinių kaladžių beveik nebėra, nors vakar pakeitėm naujom, tai kosmosas.
Su ramo stabdžiais dar reikės susigyventi ir susidraugauti. Pavalgydinam kačiuką, jau antras karbonkė, daužo iki dugno. Bandyti aukščiau. Kai didelė žvaigždė, tai taip ar taip. Ir galiausiai, Esam Paluvos Respublikai, iš visos grupės likom ištirmingiausi 4 nariai. Jau esu čia buvęs, šitoj buvusioj mini respublikoj, kuriai kūrė kunigas Bžostovskis, kuri gyvavo 1760 metais kažkur tais. Turėjo savo seimą, valiutą, armiją ir egzistavo kaip nepriklausoma valstybė. Valstiečiai buvo laisvi, galėjo laisvai ūkininkauti. O čia tokie yra pavojingi, kad kokie viniai nepasigauti ir Lama čia merkys toks pakankamai. Jo, drąsiai galima laukti jo.